لا توقف هنا هذا ما نوقف هنا. Goodbye. See you soon. Ir iš čia jie duria tiesiai į Kanarus, nes čia yra arčiausias taškas. Nu tai kaip šunytis, nabagas. Okay. Thank you, sir. Pasižiūrėkit, kaip čia viskas atrodo. Sėdi va moteris ant laiptų ir mus priiminėja. Sorry, we cannot send the drones. We cannot send the drones? Why? Because it contains lithium. And it demands the declaration of dangerous goods and some procedures. Because of the batteries? You can check with the chef. You cannot send them, sorry. Okay, but if we take out the batteries, we take the batteries with us. Check with the chef. We cannot send. We don't send the drones. Yeah, but if we take the batteries out, so then there is no dangerous stuff there. Check with the person who is in charge of exporting. He told me that he is not. But could you ask him if we take out the batteries? I told him, but the drones. We take the batteries with us, and the drone is gonna be without lithium, without nothing. Without any dangerous material, let's say like that. Because it's very dangerous. Yes? The battery, yes. Amazing. Sorry, you cannot. You cannot ask him? No, because they will pass through via the X-rays. X-rays, the drones will reject them. Sorry. Yeah? Okay. Eikit visi. Let's try to open the doors. Of course. Arrivals, čia departures, okay. Labas rytas, labą dieną, nežinau, kada žiūrit, bet papasakosiu, kas vyksta dabar mūsų kelionė. Tai buvom iš pat ryto nuvažiavę į UPS-ą, į FedEx-ą, į DHL-ą. Dar ten vieną tokią undergroundinę kompaniją radom, kur siunčia siuntinius, galbūt ir žmonės prekiauja. Tai neišeina mums išsiųstų dronų į Kanarus tiesiai, o keliauti su jais tikrai jau nebenorim per Maroką, ten gali būti milijonas reikalų. Tai buvom ką tik nuvažiavę iki oro uosto, paklausėm, kas būtų, ar nieko nebūtų, ar viskas gerai, jeigu mes, sakykime, siunčiam Alessio į Kanarus su tais dronais, o aš spaudžiu per tapkę ir varau iki Ispanijos. Tai žodžiu, pasižiūrėjom, ten pasikalbėjom, viskas gerai. Tai dabar atvažiavom prie hotelio. Alessio, sorry, čia tiek yra mūsų, nes čia yra šiukšlynai aplinkui. Tai Alessio dabar nuėjo receptioną, pasiklaus, kiek čia viskas kainuoja. Ir rytoj vakare jisai skrenda į Kanarus. O aš, kaip minėjau, tik tai jisai išsikrauna daiktus, spaudžiu per tapkę ir pučiu aš iš tos Mauritanijos, kuo įmanoma toliau. 3 nakties skambino žmogus dėl mašinos. Sakau, taigi 3 nakties. Sako, mes čia festinam, čia mes badaujam, čia Ramadanas, čia mes dabar gyvenam naktim. Tai žodžiu prikėlė, po to neužmigau, tai toks irgi negyvas visiškai esu dabar.
Tai noriu tiesiog važiuot. Tai važiuoju iki Sevilijos, jeigu viskas gerai. Prie Sevilijos oro uosto yra aikštelė, ir ten viską žinau, ne pirmą kartą būsiu tenais. Tai paliksiu Hiluxą, įdėjau skelbimą Ispanijai, įdėjau skelbimą čia visokiose overlanderių grupėse, gal kažkas atsiras, gal kažkas susidomės, nupirks. O jeigu ne, tai 20 tokios įkyrios musės. O 23 dieną skrendu vėl į Ispaniją, nesakysiu kur, bet po to skrisiu vėl atgal į Kanarus, tai teks man truputėlį atsisakyti vieną bilieto ir skristi į Seviliją. Ir jeigu nieks nenupirks mašinos, tada sėsiu vėl į keltą ir grįšiu su Hiluxu į Kanarus. Tai žodžiu, nesąmonė čia gavos mūsų šitą kelionę. Viskas šiaip gerai, bet šitas grįžimas, tai visai čia ne taip viskas planuota buvo. Bet kažkas mačiau gerai parašė komentarę, kad jeigu Afrikoje nesigauna viskas kaip planuoja, tai reiškia gera kelionė. Tai gerai, viskas tvarkoja, viską priemam. Tiesiog truputį atima jėgų ir jau norisi kažką daryti. Čia toks, žinot, sėdi, lauki kažko, kimarini tam viešbutį ir nėra veiksmo tiesiog ir viskas. Aš toks negaliu aš taip sėdėti, man gaila laiko. Tai viskas, tai va, tokios naujienos, sulaukiu Alessio, atiduodu kuprinę jam ir varau aš į Ispaniją. Litualiano is separate now. Litualiano is going to wrong directions Divorce. Now. Okay, bye man. Goodbye. See you soon. See you when I see you. Take care. Take care, man. Ciao. Enjoy your time in this hotel. Okay, bye. Tai ką, draugai, viskas. Palikau Alessio tam pačiam viešbutį. Jo skrydis yra rytoj vakare. Tai jisai šiandien visą dieną dar prakimarina hotelį, rytoj visą dieną ir vakare skrenda į Gran Canariją. Tai likau aš ne vienas, važiuojame su Eliuku, su mano mergelė ir vietoje Alessio pasidėjau bananų. Tai ką, bandysiu šiandien kuo daugiau kilometrų įsukti. Mačiau iki sienos rodo 5 valandas važiuoti, tai dabar mes turim čia po 1 kažkiek mačiau yra. Tai manau, kad aš iki sienos šiandien davažiuoju, rytoj anksti iš ryto lėkiu kertu sieną, atsiduriu Maroke, vakarų Saharoje, ir tada ką, ilga tiesioji jaunu kuo toliau link Ispanijos. Iš tikrųjų, buvau įdėjęs savo automobilį į tokį overlanderių puslapį pardavinėti ir šiandien parašė toks bičas, jisai kažkur prie Malagos gyvena. Ir jis ten, nežinau, žodžiu, visi čia labai domisi, čia rašo man ir panašiai, tai žiūrėsim, galbūt dar ne į Seviliją važiuoju, o į Malagą. Čia, žodžiu, visai čia gali susiklosti. Tai va, duriu per pedalą ir minu kuo daugiau kilometrų šiandien. Pasižiūrėkit, kaip belgui nepasisekė. Čia tranzitiniai belgų, ne raudoni? Wow, kažkas blyną užgaudė. Smarkų, labai smarkų. Gal kam ar begą parvežt Toyotai? Net nežinau, kokia čia Toyota, kas čia palauk yra. Čia šita Corolla, jo. Tai va. Kalpokas geras Toyotas. Ar begas, kas čia va? Atsuktuvo čia štai yra ar begas rankoje. Na ja. Viskas va taip va palikta tiesiog ir viskas. Geras agurkų. Čia dar nėra, kad taip labai senai atsitikę viskas būtų, nes agurkai dar nesupuvę.
Jo, blemba. Ką, motoras bus geras dar. Gal pardyt man čia ką? Ne, varau. Judu toliau. Norėjau sustoti prie tokių mašinų, jum parodyti, kaip va tiesiog jos suvoliotos, numestos, nes čia tie traktoriai atvažiuoja prastumdyti smėlį, tai jie tiesiog numeta tas mašinas į šoną ir viskas, ir jos taip čia kimarina. Pasižiūrim, kokie valstybiniai numeriai šito kemperiuko. Ar tik ne lietuviai? Geras. Tai ne lietuviai pasirodo, o lietuvių kemperis tik tais. Turkai. Kaip jie turkai su lietuvių kemperiu, nežinau. Nuomojasi turbūt kažkaip. Žodžiu, muitinė užsidarius yra. Rytoj atsidaro tik nuo 8 valandų. Tai nenorėjau aš ten miegotam šiukšlyne. Važiuoju kažkur, susirasiu kokį nusukimą ir pabandysiu aš pernakvot, bet 20 laipsnių, vėjas pučia smarkus labai. Tai taip nėra labai šilta, galėčiau pasakyti. Reikia susirasti kažkokią užuovėją ir viskas. Tai būtų gerai dar kažkur neužklimt, nes čia aplinkui vien smėlynai visokie ir nematau, kad čia kažkas važiavęs kažkur būtų kada nors. Noriu, kad nesimatyčiau nuo kelio. Tokios vėžės, aišku, yra. Nu, aš manau, kad čia bus tobula. Užuovėja man. Ir viskas. Ir aš čia pasislėpiu. A few moments later. Tai situacija tokia, kad išvažiavau aš iš tos vietos, nes neturiu visai interneto ir neturiu niekur interneto. Panašu, kad man baigėsi netas ir mačiau sustojęs praleistų skambučių labai daug iš Maniškės, iš Tenerifės, tai nežinau, kas atsitiko. Žodžiu, važiuoju iš tą Naudebuch, tą miestelį, kur sakiau, jau čia tai tikrai niekad gyvenime negrįšiu. Tai važiuoju dabar tenais, varau į tą patį viešbutį, pasigausiu Wi-Fi ir pasižiūrėsim, žodžiu, kas čia atsitiko, nes tokia truputį neramybė dabar mane apėmus yra. Čia va, jeigu raudona dega, tai tu negali sustoti, nes jeigu sustosi, gausi iš karto signalų iš galo. Raudona čia negalioja, nežinau, kodėl jinai čia iš vis veikia tada. Tai va, dar vien raudona, mato, dega. Ai, va, užsidegė žolė, gerai. Be įstatymų pažeidimų, bet labai keistas šitas miestas yra. Dabar dar yra Ramadanas, tai gatvėse ruporai rėkauja čia pastoviai. Labai gaila, kad sienas negalėjau kirst, nes pavėlavau 20 minučių, nespėjau viso. O jau myniau, tai kiek galėjau. Tai ką, draugai, viskas. Įžengiau į viešbutį, einu darytis, valgyti. Pasiėmiau šitą viryklę, benzininę. Anakart čia virėm, darėm, viskas buvo gerai. Tik kvapas truputį kambarinė koks. Pažiūrėsiu, gal atsidaro irgi. Jo, viskas gerai. Žodžiu, atsidaro langas, tai išsivedinsiu. Einu virt, daryt, esu užsimerkęs, čia truputį maisto reikia išsivirt, nes iki rytojus čia prašvinks viskas. Nu va, darosi vakarienė. Atsinešiau visą maistą, žiūrėjo į mane bičas, nesuprato, ką man čia tiek maisto reikia vienai parai.
O aš čia viską užsislėpęs. Tomorrow. Nuleido žmogų ratą, tai paprašė pripūsti. Pirmas geras darbas šiandien. Čiakt. Gerai, kad nenakvojau vakar čia šitam šiukšlyne. Vakar buvau iki čia davažiavęs, sako, stok, nakvok. Tai 40 minučių ir aš jau niekieno žemėje esu. Važiuoju link Maroko. Nu ir viskas. Panašu, kad aš esu šiandien pirmas žmogus, kuris kirs sieną nuo Mauritanijos pusės. Dar nieks priešais mane neįvažiavo. Pats pirmas atėjau į muitinę. Pats pirmas, žodžiu, viską pasidariau šiandien. Tai Marokas dar neatsidaręs šiandien. Panašu, kad turėtų atsidaryti už kiek čia, už 15 minučių. Tai laukiam, kas belieka. Tai pravažiavau sieną, belė kiek laiko užtrukau iš tikrųjų, bet viskas baigta. Dabar dar laukiau gerą pusvalandį, kol draudimą padarys, atsidarė kompanija draudimo. Nes buvau čia pas vieną nuėjęs, kur tipo ale visiems padeda. Tai pasakė už 10 dienų draudimą 160 eurų beveik. Tai sakau, tai nejuoking. Tai išėjau, palaukiau, atsidarė šitie. Tai gavosi čia 55 kažkas eurai. 10 dienų dabar draudimą turiu. Tai viskas. Pučiu, daug kilometrų laukia ir tikiuosi šiandien bent išvažiuoti iš Saharos. Iš vakarų Saharos. Tai kai visą laiką į priekį. Nors realiai dabar atgal varau. A few minutes later. ولا توقف هنا يا هذا ما نوقف هنا. Nu va, turiu trečią jau. 150 dirhamų. Labai smagu, labai malonu. Pasislėpė už ženklo mašiną, nusileidė į apačią. Neįmanoma pastebėti, neįmanoma. Bamt. 60 greitis, nukalė ant 7-9 mane. Žodžiu. Lekiu toliau. Vargšams padėti, bet liūdėm daug, jie miršta kasdieną, o mano dainų nekroja vienas, susitaikysiu Dievui langus, apsitaškys krauju visos tele ir radijo bangos, visos eterio bangos. Kokia tai arka graži. O, policija. O ko ne Dubajus čia ką? Gatvės mirksi, žypsi viskas. Sutvarkyta, padaryta. Nu, labai nice. Jaučiasi, kad aš tikrai ne Mauritanijai. Viskas kaip ir gerai būtų buvę, nusprendžiau dar pavažiuoti vakare sutemus, bet pradėjo lyt.
tai negaliu sustojęs nei maisto pasidaryti, palapinė visa bus šlapia ir taip visas sušlapsiu čia kol, nežinau, važiuoju dabar kol nustos lyt ar kažkas tokio. Lemba, būtinai čia tas lietus reikalingas, nu. Nu, tai ką, įsikūriau. Nežinau, kur aš esu. Neįtin jaukų vienam, jeigu iš tikrųjų. Pirmą naktį vienas, kažkur belekur. Bet, nu ką žinau, viskas čia bus gerai. Tai va, pasiėmiau į vidų savo viryklę. Balinskas va su manim irgi. Su Ramanausku. Ir ką, pavalgau, einu miegot. Ir atkirpau šiandien 960 km. Tai neblogas gabaliukas. Šiaip planavau iš ryto, kad kokius štuką 2 įvažiuosiu. Bet ant tos sienos žiauriai strigau, tai vis tiek gerai, vis tiek neblogai. O rytoj planuoju davažiuoti iki Kasablankos ir liksiu nakvot Kasablankos. O nuo Kasablankos jau iki Tanger, tai ten jau nėra daug, sakykim taip. Tai va, darau suvalgyti ir numiegot. Susitiksim neužilgo. Ate. Kas čia toks atvažiavo, nykštukėlis? Chliupikas su 4% reitingo palaiko. Tai labas rytas. Ką pamiegojau, spakavau ir pučiu. Dabar turim be 10:08. Tai mano tikslas šiandien yra pasiekti Kasablanką, iki kurios yra 1001 kilometras. Tai vakar 900 atkirpau, šiandien 1000 ir rytojui, manau, tokį atsidursiu Ispanijai. Tai lekiam. Keis laiką į priekį. Jeigu kas nors prisimenat, kai buvau Dakloj ir remontavomės amortikus, ten bičiukas sakė, kad iš čia plaukia visi tie pabėgėliai, tie laivai nelegalai į Kanarų salas. Sakė, kas rytą išplaukia laivas. Tai važiuoju, pasižiūrėsiu, ar tikrai iš čia plaukia laivai. Gal kažką užfilmuosiu įdomaus. Is there some boats with the people? No. No? Not yet. Not yet? When they are coming? In 7 months. Okay, so in 7 months they gonna go to Canarias. Yes. How many boats? I don't. Okay. Tai jūs pagalvokit, sakė, už 7 mėnesių. Tik tais laivai plauks į Kanarus. Geras. Kodėl čia taip yra, tai neįsivaizduoju. Bet pasižiūrėkit bajeris. Žiauruminis FJ Cruiseris. Ir pasižiūrėkit, kokie numeriai. Lietuvis. Bet dar miega, turbūt tai netrukdysiu. Tai va, ponios ir ponai, ypatingai gal aktualu tiem, kas gyvena Tenerifėje, Kanaruose. Tai iš šito uosto, Tarfaja miestuko, išplaukia šitos valtys į Kanarus su žmonėm. Sulipa ten jų 100 vos ne į tą valtį. Ir iš čia jie duria tiesiai į Kanarus, nes čia yra arčiausias taškas žemyno su Kanarų salom. Bet kas įdomu, kad visi viską žino. Apsauginis uostos žino. Čia kalbėjau dar su tokiu vietiniu žmogum, tai irgi viską jisai žino. Neįtin jaukus miestelis.
Toks kažkoks, nežinau, su blogu vaibu man jis iš karto pasirodė. Nu ką, aš negaištu laiko, norėjau atvažiuoti pažiūrėti, galvoju, gal bus čia tų valčių, bet jo, sakė, kad čia dabar gali ir į audrą papult ir taip toliau, tai dabar nieks neplaukia už 6 ar 7 mėnesių tik tais. Tai. Ok, važiuoju aš toliau. Truputį sugaišau laiko. Bet kas įdomu, kad, sakau, lietuvis stovi. Būtų faina, jeigu atsikeltų, tai paklausti, ką jis čia daro. Prasme, dar tokia miestelė. Neįspūdingam. Gal čia viskas gerai, gal čia man tik atrodo tai, bet... Nu, okei, lekiam. Dusty roads under endless sky. Wheels keep spinning as the hours fly. Heart full of miles and heavy with thought. Homes on my horizon, what the journey brought. Sand in my shoes and sun in my veins. Africa's whispers call soft refrains. The desert sang and the jungles roared. Now I chase the love I long ignored. Driving home, asking keep me awake. Family waits like the break of day. Memories calling while the tires hum. Back from Africa, my heart has come. Tai ką, atpjoviau 500 km šiandien jau. Dabar turim beveik 1 valandą dienos, tai viskas pagal planą. Dar 5-6 valandos ir būsiu Kasablankoje, 500 km dar liko. O dabar reikia tiesiog padaryti lengvą atstojų. Reikia suvalgyti iš po vakar grikiai su pupelėm, netrodo gal labai išvaizdžiai, bet viskas gerai, pavalgom. Ir lekiam toliau. Dar žiūriu, kas čia man liko iš maisto. O, apelsinų dar yra. Riešutų sviesto dar kažkiek. Nu, manau, kad mes čia iki kelionės galo pabaigsim. O, vitaminų. O, reikia būtinai išgerti berberinas. Ir dar turiu kažkur, ką aš ten turiu, omega 3. Kažkur pasislėpė, čia įdėta. Ir aliejaus reikia įsilieja dar. Tai pavalgau ir lėkiu toliau. Nusibodo baisiai, bet labai negali nusibosti, nes dar tiek pat liko. Tai reikia vaidinti, kad viskas gerai. Tai sveiki atvykę į Kasablanką. 1000 kilometrų ką tik įsukau. O, ir muzonėlis geras. Tai ką, važiuoju dabar pavalgyt, ką labiausiai reikia padaryti. Ir reikėtų gal čia truputį O, policija, palaukit. Reikėtų truputėlį paeksplorint čia po tą Kasablanką. Ar yra noro? Tikrai ne. Ar esu visiškai išdužęs? Tikrai taip. Bet, nu, čia Kasablanka, čia ne kokia šiaip Blanka. Čia Kasablanka, čia reikia eiti ir žiūrėti, kas čia vyksta joje. Tai toj būsiu, kai šlapęs šunytis. Atvažiavau prie savo restorano. Kavinukės ten tokios, norėjau pavalgyti. Tai nedirba, nors rašo, kad dirba. Tai nu dabar čia į kitą tokią vietą. Visai gražiai čia atrodo irgi. Bet Kasablanka, tai čia viskas auksų žiba. Superkarai, esai aplinkui važinėja. Aš čia toks kaip kaimietis Beverlyje. Atpratau čia nuo visų tų prabangų tokių. Žinot, didelis kultūrinis šokas iš Norkšoto į Kasablanką atvažiuoti per 2 dienas. Žodžiu, einu ieškau šito restoranėlio dabar. Pavalgyt noriu, tai baisiai. O, džip! Niekada nepirkit.
Čia labai prabangią vietą aš būsiu išsirinkęs. Maistas atrodo neblogas, bet ir sumokėsiu neblogai panašu. O šiaip tai jaučiuosi kaip bomžas. Čia visiškas sulytas visas, čia visi gražiai apsirengę, taip toliau. Maistas labai geras. Iš karto jaučiasi, kad kokybė. Aišku, po Mauritanijos viskas yra kokybė. Tai ką, draugai, labai skaniai pavalgiau. Įmesiu į aprašymą pavadinimą restorano ir sumokėjau tik tais 23 eurus. Tai nesitikėjau tikrai, nes toks aukšto lygio restoranas. Ir aš čia taip atrodantis, su treningais įvyniojau. Tai iš tikrųjų labai gaila, bet neįsiu aš šiandien niekur pasivaiščioti, o dar norėjau jums kažką čia parodyti. Pasižiūrėsiu, kas čia rytoj per oras, nes dabar tai jūs patys matot, kas čia darosi. Tiesiog kala lietus nenormaliai. Varau greičiau iki mašinos ir lėkiu iki viešbučio. Tai ką, atvykau į hotelį, į parkingą. Suparkavo mane su ledovo agurku. Visiškai kaulas. Tai va, šlapia bele kaip, kojos kiaurai. Opapa. Kojos kiaurai permirkė, viskas sušlapia. Tai einu į hotelį. Ir reikia pažiūrėti Žalgiris Rytas varžybas, dar net nežinau rezultatą. Tai ką tu, kokie apartamentai? Pasižiūrėkit. Tualetas neber didžiausias. Au. Žiūrėkit, virtuvėlė yra. Lovytė. Minkšta, gera. Miesto vaizdas, 6 aukštas. Tai sumokėjau po kol kas tik tais 48 eurus. Dar kažkokie čia sakė miesto taksai priklauso. Tai va, viskas. Einu į dušą, krentu į lovą, įsijungiu Žalgirį ir vakaras bus užskaitytas. Tai ką, draugai, viskas. Šiltoj lovoj, žiūrėsiu tuoj kašę. Tobulas vakaras manęs laukia, o šiaip tai nieko čia per daug neveikiu. Noriu greičiau pasiekti Seviliją, liko dar 500 kilometrų ir tas keltas nelaimingas. Bet sėdu lėktuvą Sevilijai, varau pas šeimyną, nes labai pasiilgau. Tai kai visą laiką paprašysiu jūsų, paspauskite laikutį, pasiekit mane, jeigu dar to nepadarėt. Mačiau peržiūrų skaičius jau viršyje 5000, tai čia man kosminis skaičius, tai paspauskit varpelį, paspauskit sekti ir susitiksim už kelių dienų, padarysim reziumė visos kelionės, tai viskas, ate. Dabar jau Žalgiris pirmauja pagal puolime atkovotus kamuolius ir čia geriausias įmanomas scenarijus kauniečiams. Brasteikis antrojų šansų į